Apie ką šis ekonominis perkrovimas? Kas vyksta užkulisiuose? 2008 metais patyrėme krizę. Ar tai dėl to? Nuo 1971 metų gyvenome skolomis grįstoje ekonomikoje. Būtent tada JAV doleris buvo atrištas nuo aukso standarto. Pradėjome skolomis grįstą ekonomiką ir ji griuvo nuo savo pačios svorio. 2019 metais rugsėjo mėnesį įvyko krizė finansinių priemonių atpirkimo sandorių rinkoje. Situacija tapo vis sudėtingesnė. Tuo buvo galima manipuliuoti. Buvo padidintas likvidumas. Bet tai jau kita istorija. Taigi labai įdomus sutapimas 2019 metų rugsėjo mėnuo. Taip, mėnesį po to turėsime Bilo Geitso renginį Event 201. Tai bankų krizė. Kiekviena fiat valiuta, jų buvo tūkstančiai, grįžo prie nulio. Štai kur mes dabar esame. Svaras ir doleris prarado 99% savo vertės. Jie ketina išnaikinti ir likusį 1%. Štai kodėl spausdinami pinigai. Pinigai spausdinami tam, kad centriniai bankai galėtų juos atiduoti rizikos draudimo fondų bendrovėms, turto valdymo įmonėms. Jos supirkinėja visą faktinį turtą, o mums mokama už tai, kad sėdėtume namuose ir nieko nesakytume. Taigi, centrinio banko skaitmeninė valiuta, kuo jis skiriasi nuo fiat valiutos? Jei tai tik dar vienas perkrovimas, tai jo istorija bus tokia pati, ar visgi kitokia? Galutinis tikslas yra centrinio banko skaitmeninė valiuta, kartu su totalitarinė kontrolė. Norint įvesti centrinio banko skaitmeninę valiutą, reikia skaitmeninio asmens tapatybės dokumento. Norint įvesti skaitmeninį asmens tapatybės dokumentą, reikia galimybių paso. Visa tai derinama su socialinio kredito sistema ir anglies dvideginio kreditų sistema. Centrinio banko skaitmeninė valiuta turi visus fiat valdžiai naudingus valiutos aspektus. Ir nieko, kas būtų naudinga mums. Fiat valiuta nieko neparemta. Ji vadinama valiuta tik todėl, kad taip ją vadina vyriausybė. Ką mes gauname iš fiat, tai privatumą. Būtent jį ir prarasime, kai perėsime prie centrinio banko skaitmeninės valiutos. Kiekvienas mūsų finansų aspektas bus kontroliuojamas. Valdžia galės mums nurodyti, kur ekonomikoje galime išleisti pinigus, ar juos galima leisti būtiniausioms prekiams, ar nuomai. Jie galės skirti baudas pagal savo valią. Jie visiškai kontroliuos kiekvieną jūsų finansų aspektą. Kai tai susijęti su socialinių kreditų koncepcija, jie gali jūs nubausti arba apdovanoti. Tai jau išbandyta. Šiaurės Kinijos provincijoje, ten jūsų vertinimo reitingas gali svyruoti nuo 3A iki D. Turėdami 3A, jūs gaunate pirmenybę gauti darbą, o vaikai pirmenybę mokytis. Su D iš jūsų gali atimti kvalifikaciją. Jie gali iš jūsų atimti kvalifikaciją? Taip, jie gali iš jūsų atimti kvalifikaciją. Vadinasi, jie gali tiesiog nubraukti tai, ką pasiekėte gyvenime. Taip, jie gali. Kaip arti to esame? Esame labai arti to, nes esame paklusnūs. Visi turi su tuo sutikti. Stebėjome, kaip propaganda juda per demografiją. Tai prasidėjo nuo apsaugokime pažeidžiamiausius. Paskui sekė rizikos grupės, nėščios moterys, dabar vaikai. Visi be išimties turi įsitraukti į šią naują finansų sistemą. Bet kodėl jiems reikia vaikų? Kodėl siekiama juos įtraukti būtent dabar? Vaikus reikia formuoti, kad jie taptų finansų sistemos dalimi. Jiems taip pat reikalingi iš vaikų gaunami duomenys. Mes pereiname prie dirbtinio intelekto technologijų. Duomenys yra naujausias auksas. Energija yra naujausia valiuta. Jie gauna galimybę nuo mažens stebėti vaikų elgesį. Dirbtinis intelektas yra geras tiek, kiek gera yra jį maitinanti informacija. Taigi, jei surinkate visus šios duomenys iš vaikų, galite programuoti dirbtinį intelektą. Paskutinę Obamos administracijos darbo dieną buvo paskelbtas MIT paremtas dokumentas, kuriame teigiama, kad iki 2030 metų 83% visų darbo vietų, kurių valanda apmokama 20 JAV dolerių arba mažiau, bus automatizuotos. Ateitis yra dirbtinis intelektas. Tam reikia duomenų. Tai tikrai milžiniškas skaičius žmonių. Kas su jais nutiks?
visuotinės bazinės pajamos. Vadinasi, jie sėdės namie ir gaus bazinį atlyginimą, bet tada negalės pilnavertiškai dalyvauti gamybos procesuose. Jie nebus reikalingi. Atsižvelgiant į tai, kaip vystosi technologijos, prognozuojama, kad jie nebus reikalingi. Tai skamba visiškai bauginančiai ir niūriai. Ar tai neišvengiama? Ar mes būtinai atsidursime ten, kur šie žmonės nori, kad atsidurtume? Jei ir toliau su viskuo sutiksime, tuomet taip. Ir taikiniu bus smulkusis ir vidutinis verslas, nes jam tenka 60% visų darbo vietų. Taigi, ką mums daryti? Ką daro paprastas žmogus gatvėje? Ką daro smulkaus verslo savininkas? Čia mums reikia kokių nors sprendimų, nes akivaizdu, kad tai tampa distopija. Smulkaus ir vidutinio verslo savininkui reikia tiesiog absoliučiai nesilaikyti reikalavimų. Jiems gresia neteisėtos baudos. Jų verslai vis tiek nyksta. Jie yra puolami. Jų verslus reikia išnaikinti, kad naujoji sistema galėtų įsigalioti. Nes jiems reikia, jog taptume priklausomi nuo valstybės per socialinių taškų sistemą. Vadinasi, sakote, kad net jei verslininkai laikysis reikalavimų, atsiras kitas būdas, kaip juos užlugdyti. Iš pradžių visa visuomenė buvo uždaryta. Paskui padarė, kad jei laikysiesi nurodymų, galėsi dalyvauti visuomenėje. Sekantis žingsnis bus, kad jei priimsi centrinio banko skaitmeninę valiutą, galėsi dalyvauti visuomenėje. O po to seks socialiniai ir anglies dioksido kreditai. Tokiu atveju valdžia turi visišką kontrolę. Pavyzdžiui, galėtų tiesiog nuspręsti padidinti mokesčius 90% ar panašiai. Tiesiog įeiti tiesiai į gyventojų sąskaitą ir tuos mokesčius pasiimti, kad ir kiek norėtų. Bet pirmiausia, jie nori išnaikinti verslus, kad neliktų jokios nepriklausomybės. Jei pažvelgtumėte į pasaulio ekonomikos forumą, dabar turime daiktų internetą. Jie nori pereiti prie kūnų interneto. Daiktų internetas tai jūsų laikrodis sujungtas su jūsų telefonu. Telefonas sujungtas su jūsų šaldytuvu, televizoriumi. Jie nori, kad prie to prisidėtų ir kūnų internetas. Prie jo, jų žodžiais tariant, jūs jungsitės per nurijimą, dėvimą ar išvirkčiamą į prietaisą. Tai jų žodžiai. Jūs jungiatės prie viso to. Visi šie duomenys yra prieinami internete. Eikite į WEF svetainę, susiraskite skyrių apie 4-ąją pramonės revoliuciją. Jie nori ištrinti ribą tarp žmogaus ir technologijų, robotų. Neseniai viename pokalbėje minėjau 4-ąją industrinę revoliuciją, kaip kažką neišvengiamo. Bet bešnekant nuskambėjo mintis. Tik todėl, kad tai įmanoma, dar nereiškia, kad turėtume tai daryti. Kartais mums atrodo, jog niekur nesidėsime ir vis tiek teks susidurti su taip vadinamu technologiniu progresu. Bet iš tikrųjų mes juk nesame tam sukurti. Tikrai ne. Gimiau prieš internetą. Prieš 20 metų neturėjau telefono. Įstatymas nespėja su technologijomis ir jos pačios save lenkia. O milijardieriai bando perimti žmonių kontrolę. Kol mes sėdime namuose, vyksta turto grobstymas. Aplink mus viskas perkama. O ką turime mes, yra naikinama infliacijos. Kiekvieną kartą, kai sistema buvo perkraunama, visada buvo sugrįžtama prie aukso. Globalistinis mąstymas prasidėjo 1944 metais, Bretton Woodso susitarimu, kai visos valiutos buvo pririštos prie dolerio, kuris viską susiejo. Tai turi išlikti. 1969 metais, prieš pat dolerio išėjimą iš aukso standarto, Tarptautinis valiutos fondas pasiūlė CDR.
Tai valiutų krepšelis. Svaras, juanis, jena, euras ir doleris. Į šį krepšelį galima įtraukti bet ką. Taip pat yra didelė tikimybė, kad jie pridės aukso, kad jį pririštų. Tai būtų perėjimas nuo dolerio kaip rezervinės valiutos, kuri dabar užima didžiausią dalį, prie skaitmeninės valiutos. Ji jau išleista Kinijoje. Ar kitos šalys investuoja į šią technologiją? Turime Bitcoin, Fedcoin. Taip. Jei pažiūrėsite JAV, Europą, kiekviena šalis pereina prie centrinio banko skaitmeninės valiutos. Nauja valiuta turi būti skaitmeninė dėl amžiaus, kuriame gyvename. Tačiau kontrolės lygis iš tikrųjų kelia siaubą. Taigi, ji vis tiek bus skaitmeninė. Technologijos yra. Ir technologijos dar labiau progresuos, kai mes į tai įžengsime. Kas bus su auksu ir sidabru, kai į tai pereisime? Jei nedalyvausime pasų sistemoje, ar galėsime naudotis tauriaisiais metalais, kad galėtume išvengti didesnės valdžios kontrolės? Su tauriaisiais metalais galime veikti už sistemos ribų. Jau daugelį metų tai yra valiuta. Daugelis žmonių labai pasitikėtų kriptovaliutomis. Kalbant apie mane, aš jų turiu. Yra keletas, kurios turi funkcionalumą. Kalbant apie Bitcoin, nors ji turi mechanizmą leidžiantį kontroliuoti jos kiekį, ji neturi mechanizmo leidžiančio kontroliuoti jos vertę. Ji labai nepastovi. Šiuo metu ji neveikia kaip valiuta. Tai beveik kaip fiat valiuta. Ta prasme, kad jos pagrindą sudaro tikėjimas. Visų kriptovaliutų priešas yra reguliavimas. Taigi, tam tikra prasme jie visai džiaugiasi, kad žmonės eina į kriptovaliutas, nes tai gali būti tas dalykas, kuris šiuo metu nėra reguliuojamas. Bet kai visi žmonės sueis, vartai užsidarys. Tai spekuliacinis turtas. Jis panašus į .com burbulą. Ar bus tokių, kurie iš jo išeis ir suklestės? Žinoma. Ar blockchain yra ateitis? Neabejotinai. Kai jie turės galimybę sekti kiekvieną jūsų gyvenimo aspektą, turėdami skaitmeninį asmens tapatybės dokumentą, jie galės jūs įrašyti į blockchainą. Jie galėtų sekti viską, ką darote. Daug žmonių naudojasi biržomis. Buvo tokia teismo byla su Coinbase. Jie turėjo atskleisti 20 ar 30 tūkstančių produktyviausių vartotojų paskyrų. Mokesčių inspekcija pareikalavo, kad jei prekiaujate kriptovaliutomis, privalote pateikti savo informaciją. Jei neužpildote šio langelio, tai yra nusikalstama veikla. Taigi, iš kur mes žinome, kaip jie ketina tai reguliuoti? Jie gali tiesiog apmokestinti jūs 90% kapitalo prieaugio mokesčio. Vienintelis senas ir pažįstamas dalykas yra taurieji metalai. Jie yra saugus. Jie visada buvo apsidraudimas nuo infliacijos. Rusija šiuo metu gali padengti savo valiutą. Ji 23% savo atsargų turi tauriaisiais metalais. Kinija iki 60% padidino savo aukso atsargas. Tas pats su Brazilija. Tarptautinis valiutos fondas turi 2800 tonų aukso. Centriniai bankai laiko auksą. Tam yra priežastis. Galiu matyti, kaip jie vėl prisiriša prie aukso. Taigi, ką išgirdau, jei esate klientas arba verslininkas, nedalyvaukite skaitmeninių pasų sistemoje. Saugokite savo vaikus nuo dalyvavimo sistemoje.
Taurieji metalai atrodo ne kaip investicija, o kaip apsauga. Taurieji metalai nėra investicija. Tai būdas apsaugoti savo turtą. Kalbant apie tai, ką galite daryti. Pirmiausia, turite pagalvoti, kokios ateities norite savo vaikams. Nes galbūt manote, kad dabar jums viskas gerai, bet tai yra ateitis, kurią jūs kurite. Jūs statote savo kalėjimą. Statote kalėjimą savo vaikams. Tai domino kaladėlių serija. Paimkite vieną iš šių domino kaladėlių, skiepų pasus. Tai nėra skiepų pasai, tai yra duomenų pasai. Duomenys yra naujasis auksas, o energija naujoji valiuta. Pašalinkite tai ir viskas sugrius. Ir tiesą sakant, ekonomika vis tiek žlunga. Jie bando įdiegti šią naują finansų sistemą, bet kuriuo atveju jums reikia pasiruošti. Turite savęs paklausti. Ar esate pasiruošę? Ar esate pasiruošę finansiškai? Tai buvo vienintelis dalykas, kuriuo buvo rūpinamasi per visą suirutę. Jums buvo duota pinigų, kad liktumėte namuose. Bet ar esate pasiruošę dvasiškai, emociškai, fiziškai, psichiškai? Nes tai artėja. Į senąjį pasaulį negrįšime. Jei jiems pavyks, gyvensime naujame pasaulyje. Nemanau, kad jiems pavyks. Galbūt tai optimistiška. Man patinka jūsų optimizmas. Mes žmonės turime galią. Ir jie tai žino. Jie žino mūsų psichologiją. Jie mus kontroliuoja. Deja, mes nesame tokie unikalūs, kaip mums atrodo. Mes nesame tokie sudėtingi. Jie disponuoja šiomis žiniomis ir naudoja jas prieš mus. Tačiau jie neįvertina žmogaus dvasios, intuicijos ir dvasingumo. Būtent tuo ir turime naudotis. Turime pažvelgti į savo vaikus ir suprasti, mano darbas yra tave apsaugoti. Tokį pasaulį norime sukurti savo vaikams. Nelaukite, kol kas nors kitas jį sukurs. Ir kelio atgal nebėra? Jo nebėra. Normalumo, kokį mes jį pažinojame, nebėra. Dabar likęs tik naujas normalumas. Nesvarbu kas, bet kelio atgal nebėra. Viskas, ką jie dabar bando padaryti, tai palaikyti sistemos gyvybę pakankamai ilgai, kad būtų galima įvesti naują sistemą. Jie nesistengia sistemos pataisyti. Jie nesistengia nieko atkurti. Jie jums sako, atstatykime tai, kas buvo, į geresnę versiją. Ką tai jums sako? Tam reikia sugriauti. Štai kodėl ekonomika buvo sistemingai žlugdoma. Atstatykime geriau. Tai jų geresnio varianto versija. Jų versija – tai socialiniai kreditai, anglies dvideginio kreditai. Baimės ir kalties jausmas. Jie nori, kad atsakomybę už griūvantį ir žūstantį pasaulį perimtume mes. Man neramu ne dėl pasaulio, man neramu dėl žmonių, valdomų šių filantropų, kas atrodo yra kodinis psichopatų pavadinimas. Jei jiems nuoširdžiai rūpėtų, kad milijonai žmonių kasdien miršta iš bado, jie ką nors su tuo darytų. Švarus vanduo, sanitarinės sąlygos, visi šie dalykai. Juos domina kontrolė ir turtas. Tai viskas, kuo jie domisi. Jiems nerūpi niekas kitas planetoje. Jiems nerūpi planeta. Jiems rūpi turtas ir kontrolė. Taigi, ką siūlytumėte dabar daryti tiems, kurie sėdi ir žiūri tai pirmą kartą visiškai priblokšti? Manau, reikia grįžti į bendruomenes, ieškoti bendraminčių. Tai padės išlaikyti pasitikėjimą savimi. Nepasiduokite ir nenusileiskite. Jei pasiduosime dabar, jei dabar su tuo nekovosime, paliksime savo vaikams dvigubai sunkesnę kovą. Su tuo reikia kovoti dabar. Kuo greičiau tai padarysime, tuo lengviau iš to išsivaduosime. Tačiau šis naujasis perkrovimas yra absoliučiai siaubingas. Naujoji finansų sistema – tai totalitarinė kiekvieno jūsų gyvenimo aspekto kontrolė. Ar to norite savo vaikams? Galbūt jums viskas bus gerai. Mano amžiuje įsigalėjimas dar bus lėtesnis. Tai, apie ką kalbu, neįvyks per kitą savaitę, kitą mėnesį ar kitais metais. Visą laiką tai artės mažais žingsniais. Tas pats kaip su 2 savaitėmis.
kad išlygintume kreivę. Kaip ir su karantinais, pasais, tas pats bus ir su perėjimu į socialinių kreditų sistemą. Pirmiausia, tai bus paskatos, o paskui jie perės prie... Jie pradės bausti. O galiausiai bus pereita prie anglies dvideginio kreditų, nes energija yra geriausiai veikianti valiuta. Štai kodėl jie pereina prie anglies dvideginio kreditų. Taigi, atsižvelgdami į tai, turime nukreipti savo energiją į ateitį, kurią norime sukurti. Ir jei tai yra valiuta, tuomet mes iš tikrųjų esame jos šeimininkai. Tai visada buvo valiuta. Jie atspausdino popierių ir privertė mus dirbti už popierių. Mes taip ilgai buvome vergų sistemoje. Laikas iš jos išsivaduoti. Laikas suvokti, kad esame dvasinės būtybės, išgyvenančios žmogiškąją patirtį. Nebegalime leisti, kad mus nuo to atitrauktų.